Sveiki tamstos. Kaip matot, turiu krūvelę siuntinių. Reikia peržiūrėti, nes reikia atiduoti žmonėm. Ne viskas čia mano yra. Tai yra, nieko čia mano nėra, viskas kitiem. Taigi, bišką nusikraustom ir žiūrim, ką turim. Pradedam nuo didžiosios, etiketo atsilaisvint. Taip, ir čia yra neblogai pakuotas lunchboxas. Na, užsienį populiarus dalykas, Lietuvoje gal dar ne taip žmonės mėgsta nešiotis visur savo maistą, bet čia yra priešpečių dėžutė, turbūt lietuviškai vadinasi, ir jinai yra nepaprasta, o su pašildymu nuo mašininio kištuko. Tai yra mašinai galite pasišildyti maistą toj dėžutėj. Taip va, ne šiaip sau kokia. Kiek žiūrėjau specifikaciją, tai 40 vatų galingumas yra, tai nieko labai stebuklingo. 1,2 litro talpa ir jungiasi nuo 12 voltų. Čia rašo 45, puslapį rašo 40 vatų. Tai va, na, nieko ten, aišku, kiaušinienės turbūt neiškepsit, bet kad maistas būtų šiltas, manau, to tikrai užteks. Žiūrim, kaip čia atrodo viskas. Nu, šiaip iš tikrųjų pakankamai toks sunkus ir pakankamai kokybiškas daiktas atrodo. Pakankamai rimtai. Taip atsidaro. Iš abiejų pusių nusiema. O kaip matot, atskiras skirelis yra. Atsidaro. Sunkiai atsidaro labai. Op. Yra šaukštukas. Gal ir kokia šakutė dar tilptų į vidų. Visai smagiai. Čia yra visai vožtuvas išeiti garam, kad reiškia, turbūt sandariai pakankamai užsidaro. Tai vat, čia, kaip sakant, kvėpuotų maistas. Čia vat galite ir paspausti, turbūt lengviau nuleisti visą garą. Jis prisikaupęs yra. Nes vis tiek, jeigu šildo, tai be abejo reikia ir išleisti. Tai va, ir viduje mes turim kabelį, mašininis. Toksai pakankamai sunkus. Kiek žiūrėjau, kad yra viduje ir atskiras saugiklis įstatytas dėl saugumo. Tai va, turim instrukciją. Angliškai viskas, kaip valyti, kaip viskas. Va, viskas labai tvarkingai. Taigi, ir turim tokį vat atskirą skirelį. Čia gal kokiai sriubai turbūt galima įsidėti atskirai. Ir va toks vat dvigubas, nu, pakankamai didelis iš tikrųjų, tikrai vienam žmogui pietum užtenka. Ir čia dar, aha, čia vat išsitraukia, va šitą induką galima ir šitą dėti į indaplovę, o va šitą jau negalima. Čia jau yra šildymo elementas. O šitą jau nebeplausit. O čia ir nurodyti, kad galima plauti. Tai va, toks daikčiukas. Na, manau, daug keliaujantiems žmonėm, kurie nori naminio maisto, visai neblogas variantas. Šiltą valgyti, kaip būtų maloniau. Nu, taip pat. Susidaro. Super. Smagus daikčiukas. Važiuojam toliau. Dedam į šoną, nes mes čia nebetilpsim. Taip, aha, šitas dvi siuntos labai susijusios. Tuo pačiu iš tikrųjų ir norėčiau papasakoti šiek tiek apie pirkimą ir muitus iš Kinijos. Tarkim, šitie daiktai, nepamenu tiksliai po kiek, kainavo po 5, šitie po 3 ar 4 dolerius. Žodžiu, iš esmės, jeigu būčiau pirkęs vienu kartu, būtų susidariusi suma virš 22 eurų.
į Europos Sąjungą virš 22 eurų yra visos siuntos apmokestinamos, tai yra uždedamas PVM-as ir muitas. Muitas nėra baisu, jis ten būna keli procentai, bet iš esmės PVM-as viską žudo, tai yra 21 procentas pabrangsta visos prekės. Plius Lietuvoje yra muitas. Ne muitas, o pašto mokestis. Ta prasme, jeigu muitiniai reikia pateikti dokumentus, paštas tampa jūsų tarpininku ir už tai paima 8 eurus su centais. Tai realiai, jeigu jum ir PVM-as ten susidarytų ten nuo 22 eurų 4-5 eurai, jum dar įkals 9 beveik eurus paštas mokestį. Taigi, siunta vos net dvigubai pabrangsta. Žiauru. Taigi, ką daryti, kad išvengti tų mokesčių? Pirmas dalykas, perkant, tarkim, daugiau daiktų, užsakinėti atskirom partijom po mažesnę sumą. Aš, tarkim, šitos užsakiau 3 vienu kartu, tai gavosi 15 eurų, šitos 7-8 eurai gavosi sekanti siunta ir automatiškai pas mane nebe 22 eurai, o mažiau yra. Viskas, praeina. Kitas dalykas, skaičiuokit ir siuntimo mokestį. Nes siuntimo mokestis taip pat skaičiuojasi bendrą sumą. Tarkim, jeigu už 15 eurų pirkot ir 7 eurai siuntimo mokestis, jums skaičiuos kaip bendrą vertę 22 eurus ir mokėsit mokesčius. Taip pat labai efektyvus būdas paprašyti siuntėjo, kad nurodytų mažesnę siuntos bendrą vertę. Nes visi siuntėjai užrašo vertę, kokia yra. Šiuo atveju užrašė 3 eurai, 12 dolerių. 4 x 3, 12 dolerių. Tai va, galite paprašyti, jeigu jums ta suma yra per didelė, jūs paprašot, man parašykit nedaugiau 20 eurų. Ir labai patartina, aš dar pridedu tokią sakinuką, kad informuokit, jeigu negalit parašyti, jeigu negalit išsiųsti už su suma mažesnė negu 20 eurų. Kartais jie pamiršta ar dar kažkas, tai jeigu tokį sakinį kalsit, taip sakant, šiek tiek bus lengviau su jais ginčytis, kad jie nepadarė tai, ko jūs prašėte. Jeigu esmė, kodėl tas parašymas dažniausiai suveikia, jeigu siunta nėra labai didelė, labai sunki ir taip toliau, paštas niekada neatidarinėja dažniausiai šitų siuntų. Jie pasižiūri, kas yra parašyta ir viskas. Taigi netgi, jeigu siunčiate smartfoną kažkokį, 100 eurų ar 150 eurų, paprašykit, kad užrašytų sumą iki 20 eurų ir parašytų, kad tai yra, tarkim, ten telefono priedai, ten phone accessories. Tokiu atveju, tas, kas žiūrės tą siuntą, jis paskaitys, kad čia yra iki 20 eurų. Ir kad tai yra ten telefono priedai. Ne? Tai normalu, kad tai kainuoja iki 20 eurų. Jeigu bus parašyta iki 20 eurų ir tai yra smartfonas, na, realiai greičiausiai nieks nepatikės tuo. Ir atidarys siuntą, pasižiūrės ir tada jau įvertins rinkos vertę ir įkals mokesčių. Taigi tokie patarimai būtų perkant, grįžtam prie mūsų siuntos. Tai yra ledo, tokie toksai viela, sakyčiau, su lemputėm. Labai įdomi. Sekundėlę aš pasimsiu baterijas, parodysiu iš karto. Nu va, susiradau baterijas. Bandom įsidėti, pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Jau baterijas rodžiau. Stebuklas. Nuo USB pasikraunamos. Labai prikolinis daiktas, iš tikrųjų, tenka pasinaudoti. Tokį patogu iš tikrųjų, kad įsmeigi ir pakrauni. Nereikia nei pakravėjo ieškot, nei nieko. Tai va, įsidėjom. Na ir žiūrim, kaip šviečia. Va. Šviečia labai nestipriai iš tikrųjų. Tikslas jos yra ne patalpa kažkokia šviesti, o kaip dekoracijos. Pabandysiu foto įdėti. Tokios puslapį buvo padaryta, kas su tuo. Čia yra ilgesnės. 5 metrų ar 10 metrų netgi. 10 jau turėtų būti 10. O čia turėtų būti 2 metrų. Ja, 2 metrų ilgumo laidai. Irgi veikia visos nuo 3 AA baterijų.
Turbūt visų netestuosiu, iš tikrųjų panašu, kad visai kokybiškai padaryta viskas veikia. Linkus, kaip visada, įmesiu į descriptioną, galėsit pasižiūrėti. Taigi, važiuojam toliau. Taip, ką mes čia turim šortai. Na, labai čia vienam žmogui patiko produkcija. Net parodysiu turbūt, nes jau trečias kelias užsakinėjo iš tą pačią pardavėją. Ir vis toliau prašom. Na, tokios ale karinio stiliaus, iš tikrųjų, ale džinsai. Iš tikrųjų padaryta labai kokybiškai. Matosi medžiaga tokia tvirta. Atrodo gerai. Su dydžiais visą laiką problemų jokių nebuvo pasiėva. Čia, sakau, trečios kelnės užsakomos. tą pačią pardavėją, viskas kaip ir čiki. Taigi, jeigu kažkam toks stiliukas patinka, linką įdėsiu, šito pardavėją galite įti. Viskas tvarkoj. Ir beje, atėjo mažiau nei per 2 savaitės. Labai greitai. Taigi, super. Kas dar pas mus buvo? Ir dar viena pakuotė. Aha. Na, čia jau, kaip suprantat, tikrai ne man. Elektrinės šukos. Tai va suvakuota. Laidas storas labai. Turbūt čia panašu, kad galingas daiktas bus. NAS Beauty Your World. Taip įsijungia. Čia turbūt kaip plaukų tiesinimui. Na, pats nebandžiau, plaukų neturiu. O, tai yra instrukcija. Supakuotų iš tikrųjų labai čiotkai. Toksai kietas šitas. Faina. Tai va, toksai tokios šukos. Daviau žmonai įvertint. Šiaip sakė, nieko labai čia, sako, ypatingo nėra. Savo darbo nelabai padaro. Galiu jungti padaryti. Parodyti, kaip čia viskas maždaug atrodo. Op. Jungiam. Nu va. Kaip matot, yra LCD ekraniukas mažiukas. Nežinau, ar matosi, taip labai neryškiai. Bet šiaip užtektinai tikrai matosi. Ir vat, rodot, kas labai faina temperatūra iš karto. O kaip kyla. 32, 33, 36. Nu, šiaip veikia daiktas. Taigi, nieko blogo dėl to negaliu pasakyti. Va, reguliuojasi temperatūrą, kokią norit gali. Uždėti 210, 230 daugiausiai ir 190 mažiausiai. Nu, toks. Šiaip toksai masyvus daiktas iš tikrųjų atrodo kokybiškai. Bet kaip sakiau, dėl veikimo nesu garantuotas. Aha, čia visi šitie vat tokie spigliukai šitie kaista. Patruputį. Nu va, toks daikčiukas. Gal kažkam įdomu bus, gal kažkas susidūręs. 90 laipsnių prikaito. Faina, kai ekraniukas yra. Nu va, daugiau nieko nėra kaip ir ant jo. Viskas paprastai ir aiškiai. Išjungiam. Taigi, kaip ir viskas kol kas šiai dienai. Visas grąžintinas siuntas parodžiau. Greitų laiko parodysiu dar daugiau, nes prisikaupė yra pakankamai daug. Taigi, jeigu dar kažkokios informacijos reikia apie siuntimąsi, pirkimą, patarimus ir taip toliau, rašykite komentarus. Stengsiuosi padėti, kiek galėsiu. Taigi, subscribinkit kanalą ir iki greito.